Projektas labai sudėtingas. Miskantas užsiminėja neuroninių tinklų, dirbtinių neuroninių tinklų taikymų, bandant spręsti labai sudėtingas technologinės problemas. Šiuo atveju problema yra tokia, kad dyzelinio variklio išmetalų kiekis gali būti apibrėžiamas arba pagal formulę, arba matuojamas, arba prognozuojamas. Kaip prognozuoti dyzelinio variklio išmetalų kiekį? Išmetalai tai kas? CO, CO2, NO, NO2, dūmingumas, visa tai gali būti matuojama, bet matavimui reikia deginti labai didelius kiekius kuro. Galima naudoti neuroninius tinklus tam, kad būtų atliekama tam tikra prognozė. Šiuo atveju mūsų laukia didelis iššūkis ir tas iššūkis buvo atrinkti didelį kiekį pirminių duomenų, kurie yra susiję su dyzelinio kuro deginimu, apjungti juos į kelis klasterius, suformuotus technologinių požiūrių, į klasterius suformuotus degimo chemijos požiūrių ir jais pabandyti apmokyti neuroninį tinklą. Apmokius neuroninį tinklą, šitų apmokymų pagrindų buvo įmanoma prognozuoti išmetalus. Iš pradžių neuroninis tinklas, kaip visada, veikia pakankamai blogai, bet tobulinant per ilgą laiką neuroninio tinklo tam tikras savybės, reiškia atmetant nereikšmingus parametrus, pridedant reikšmingus parametrus ir iš techninės pusės, ir iš cheminės pusės, tapo įmanoma gauti prognozę, kuri yra artima, jeigu ne 100, tai bent 90%. Tai va čia ir buvo didžiausias iššūkis ir didžiausia inovacija, kad minimaliomis sąnaudomis galima gauti pakankamai tikslę ir pakankamai gerą prognozę, kai galima maišyti skirtingus kiekius dyzelinio kuro su labai įvairiais HVO priedais, su labai įvairiais cheminiais priedais ir panašiai. Na va, o šitoj vietoj reikėtų paminėti, kad projekte dalyvauja Ilka komanda kartu su Miskanto. Ir šitas labai vertas dėmesio žmonių bendradarbiavimas ir kuria mūsų pačių labai vertinamą inovaciją. Kiek ta inovacija bus vertinama ateityje, nežinau, bet aš tame matau labai didelį potencialą, kadangi mes gyvename tokioje aplinkoje, kur teršalai yra labai svarbus fonas ir teršalų sumažinimas deginant dyzelinius variklius yra viena iš svarbiausių šiuolaikinės civilizacijos egzistavimo formų. Taip kad aš šitą prasme esu nusteikęs labai optimistiškai ir tikiuosi, kad Ilka komanda Ilkai komandai neteks gailėtis dėl savo pasiekimų.